Sveiki visi, taigi pirmadienis vėl nenuvylė, tai paimkime, turėjome 2 treidus, pirmos dienos pusėje pavyko plus 3 procentai, antrasis, grįžo į break-even, taip jau būna iš tikrųjų, bet apžiūrėsim argumentus. Pirmasis treidas buvo paimtas 1 prie 3, kas suteikia 3 procentus pliuso, kas yra labai gerai. Antrasis, break-even, turime 0, tačiau truputis po truputį, žingsnis po žingsnio siekiame savo tikslų ir keliaujame link profito. Tačiau prieš pradedant noriu pristatyti savo brokerį, tai yra ITCAP'as ir prop firmos, su kuriomis dirbu, tai yra Funding Traderiai ir Funding Pipsai. Visą informaciją galite rasti juškefx.com arba pačioje aprašymuose. Taigi, judame. Taigi, kaip aš sakiau, buvo 2 treidai. Pirmos dienos pusėje, yesterday, kaip matote, iš pat ryto 40 minučių. SL-ai persikelinami ir turime finalę pliusą po 40 minučių ir tvarkingai uždirbti 3 procentai. Antrasis treidas lygiai taip pat, SL-as perkeliamas, viskas ramu, nusistatom break-even ir finalą mes turime break-even. Man aktualu yra pakalbėti apie šitą treidą. Turėjome mes USD JPY. Ir dabar žiūrėkit, kas man visai čia patiko. Ką galime iškart pastebėti, kad šitoje vietoje, nuo Azijos atidarimo, pas mus yra demandas. Iš praeities bus demandas, kodėl? Nes kaina labai stipriai šoko į viršų. Kas tada įvyko? Pradėjo važiavimas eiti apačion. Apačion važiavimas ir ką kaina padarė? Būtent šitoje vietoje susirado naują demandą. Konkretaus įėjimo aš čia neieškojau. Galbūt paimkime taip, kad dar miegojau. Bet irgi galime matyti labai elementarių pavyzdukų. Visgi kas čia įvyko, tai įvyko šitoj vietoj pas mus change of characters, kas duotų smart money koncepto traderiams įeidinėti. Bet šitoje vietoje kas įvyko? Liquidity grabas, įvyko smart money trapsas, kaina nusėmė pinigus ir tada ką padarė, pradėjo labai tvarkingai judėti į viršų. Ir su Londonu mes turėjome ką? Mes turėjome elementariausią uptrendą. Šitoje vietoje ką galime matyti? Galime matyti daugiau change of characterio pasikeitimų. Lygiai taip pat šitoje vietoje mes matome ką? Mes matome demandą. Kodėl matome demandą? Nes nuo šitos vietos kaina vis atšokinėja į viršų. Lygiai taip pat ir čia. Kaina atšoko į viršų. Kas buvo aktualu man čia šitoj vietoj? Buvo šitas bosas. Ir dabar ką mes galime matyti? Kad šioje vietoje pas mus yra minimali konsolidacija, kurioje kaina padavė į viršų ir tada stiprus padavimas žemyn. Mes turime minimalistinį liquidity grab. Būtent čia. Kaina nusėmė liquidity, pasėmė šiek tiek pinigų, užsipylė šiek tiek kūro ir pradėjo judėti į viršų. Kas susijęs su įėjimu, tai yra būtent šita vieta. Dabar žiūrėkit, čia pas mus yra kaip ir fair value gap'as, kaip ir imbalansas, bet vieta, kuri patiko, tai jog šitie keli candle'ai, kurie vykus, davė į apačią, stiprus atmušimas į viršų. Čia lygiai tas pats, vėl davė į apačią, stiprus atmušimas į viršų. Šitoj vietoj matosi, jog yra potencialių buyerių susirinkimas, yra spaudimas būtent iš šitos vietos ir su šituo treidu aš pasirinkau 1 prie 3 risk rewardą. Galbūt buvo galima daugiau, buvo galima daryti iki Azijos high'aus ir mums šitoj vietoj gautųsi 1 prie 4. Tačiau pirmadienis, žinom, kad pirmadieniais būna įvairių scenarijų, ne visą laiką kaina nueina ten, kur turi, ne visą laiką jinai nueis iki take profito, tad saugus variantas, kuomet galima pasirinkti 1 prie 3 treidą, SL-as, kaip matote, žemiau mūsų likvidičio, take profitas irgi, kaip ir sakau, Azijos, šitas vietas man aktualu, kad būtų nusiminėjama tiek čia, tiek šitoje vietoje ir viskas į visą tai papuola.
Ir dabar viskas įvyko ganėtinai paprastai. Sulaukėme mes pušinimo į viršų. Toks jausmas, lyg čia mes turėtume supply. Paprastą minutinį supply. Kaina, nuo kurio atšokinėja. Įmanomas variantas. Tai būna markete, marketas būna maudo. Ir dabar žiūrėkit. Turėjome mes pušinimą apačion. Ir vieta, kuri man labiausiai patiko, jog kaina vėl, žiūrėkit, kendalas davė apačion ir vėl į viršų. Koks vykas yra nupiešimas. Tada ne, kaina toliau bando, seleriai bando toliau pušinti į apačią. Tačiau pasiekusi apačią, realiai pasiekusi viso šito apačią, kaina labai stipriai pradeda pušinti viršų. Ko aš laukiu, tai laukiu patvirtinimo, kada mes galėsime perkelti savo SL-ą, kai kaina būtent breikins šitą vietą. Kai bus įvestas naujas bosas. Bus įvestas naujas bosas ir mes tada galėsime ramiai užsidarinėti treidą. Kaina, kaip matote, padavė į viršų. Šitoj vietoj kažką irgi lyg paiminėdama, seleriai toliau bando pušinti savo supply, bet jisai yra tiesiog per silpnas. Ir po to elementariausiai treidas suvaikščiojo, paėmė mūsų 1/3 risk reward. Ir su šituo treidu aš, kaip rodžiau, buvo uždirbta 3000 baksų, pas mane yra dedama per brokerį, kaip ir minėjau, 8 capas. Geras brokeris, aфиgenas brokeris, depozitai tiek bankų, tiek kripto, tas pats su withdrawalais. Tad jeigu įsiminėjat pelną iš prop firmų, prop firmos išmoka su kripto. Tad labai patogu ir labai stipriai rekomenduoju. Tai va, pasiėmėm 1/3 ir dabar, kaip matote, čia buvo Azija nusimta. Būtent Azijos hajus. Mes turime trendą, kaip sakoma, sekti trendą yra svarbiausias dalykas, yra sekti trendą. Galit bandyti pagauti reversalus, bet esmė tokia. Jeigu gaudot reversalus, jūsų tikslas išlaikyti treidą kuo ilgiau. Tai yra pagauti žvėriškai gerus risk rewardus, ką aš darau. Tai yra bent jau 1/10. Sugebėsit pagauti 1/10, valio. Jeigu dar nesugebat, yra meistro kursai. Pasijungiat, edukacija, live pokalbiai pagal demandą, kaip kam priklauso. Todėl labai svarbu suvokti šios dalykus. Ir jeigu suprasi, kaip reikia skaityti marketą, tu iš jo uždirbsi. O būtent kaip ir šituo atveju, labai paprastas treidas, labai elementarus treidas, kada tu gali skaityti, kada tu matai, kas gali įvykti ir kas turėtų įvykti pagal scenarijų, ir jeigu tai įvyksta, tu pasidarai pliusą. Tai va, šitas treidukas su premiumais mums uždirbo plus 3%. Tai va, hebrytė, kaip ir sakau, svarbiausia yra suprasti teoriją. Suprasite teoriją, turėsite pagrindus, turėsite žmonės, kurie lygiai dirba su tom pačiom tendencijom, su tuo pačiu įsivedimu, kas yra pas mane meistro kursai, tai yra pokalbį. Ne tik aš vienas būsiu, bet jau žmonės truputis po truputį iš tikrųjų pagauna esmę, pagauna kaip įeidinėti treidus ir tikrai labai smagu. Tai čia praeitą savaitę vienas iš meistrų atliko 7 treidus, kas yra žvėriškai per daug, bet esmė kame, iš tų 7 6 pliusė. Tai jūs įsivaizduokit, reiškia, jeigu tikrai nori, tu tikrai išmoksi. O kaip investuosi ir su kuo investuosi, čia priklauso nuo kiekvieno asmeniškai. Todėl sakau, svarbiausia yra mokytis, svarbiausia turėti tinkamą edukaciją ir žmonės, kurie dirba pagal tą edukaciją. Dėl visų laukia. Tai hebryte, mokomės, judame ir bandomės tą teoriją. Ir judame link bendro tikslo. Uždirbti $. Bye bye.